Sveiki, mylėjai, mano vardas Lolita Verde ir šiandien mes su jumis atliksime meditaciją, kurią aš specialiai įrašiau pilnam mėnulio užtemimui, kuris vyks rugsėjo 7 dieną 2025 metais. Šią meditaciją patartina atlikti per visą užtemimų koridorių, tačiau ją galima atlikti ir bet kada. Ir šita praktika yra skirta tam, kad paleisti tai, kas jau atgyvena. Tai, ką jūsų siela, jūsų pasąmonė jau pasiruošusi paleisti. Norėčiau paprašyti jūs visą meditacijos laikotarpį daugiau jausti, mažiau galvoti. Pasistengti išjungti kritinį mąstymą, o atiduoti save procesai. Nesipriešinkite tam, kas kyla. Nebandykite įvertinti savo pojūčius, skirstyti į gerus ir blogus. Būkite daugiau stebėtojo pozicijoje. Leiskite viskam pasireikšti. Šita meditacija visiškai saugi. Jūs galėsite atsipalaiduoti ir pasinerti į savo vidinį procesą. Leiskite šitai kelioniai įvykti. Sustabdykite analizę. Jeigu atsiranda bet kokie vaizdiniai, priimkite. Jeigu atsiranda bet kokie pojūčiai, priimkite. Leiskite savo jausti. Leiskite savo išgyventi visus jausmus. Galbūt verta pažiūrėti video apie priėmimą prieš atliekant meditaciją, jeigu dar nežiūrėjote. Nes meditacijos metu kartosiu apie priėmimą, kad būtų aišku, apie ką tai. Nes kartais gali kilti pasipriešinimas. Kodėl aš turiu tai priimti? Bet video apie priėmimą aš apie tai kalbėjau. Ir dabar jau siūlau jums nusiteikti meditacijai. Priimkite patogią pozą, įsitaisykite. Raskite vietą, kur jūs norėsite praleisti šitą laiką ir praeiti šitą kelionę. Raskite vietą savo kūnui, patogią vietą. Ir prieš meditaciją atliksime paprastą praktiką. Dabar pajauskite, kur gyvena jūsų protas. Jūs galite pamatyti tam tikrą vaizdinį, bet pajauskite, kur gyvena jūsų protas. Na, dažniausiai mūsų protas gyvena mūsų galvoje, bet gali gyventi bet kur kitur. Nėra teisingo atsakymo. Tiesiog pajauskite, kur gyvena jūsų protas. Tada įsivaizduokite, vizualizuokite, kad jūs pakviečiate savo protą į savo rankas. Mano protas gyvena galvoje, ir aš jį kaip mažai vaiką pakviečiu. Eik ir rankitės, ateik čia. Va, jis pas mane yra dabar čia rankose. Aš į jį žiūriu su didžiulė meilė ir su priėmimu ir prašau, pabūk šalia manęs, pasėdėk čia. Tu viską matysi, tu viską stebėsi, tu būsi dalyvis, tačiau nesikišk. Leisk man pabūti procese. Leisk man jausti. Tai bus galbūt man nauja patirtis, bet aš noriu išbandyti. O tu tiesiog būsi šalia. Tu viską stebėsi, tu dalyvausi. Bet pabūsi ramybėje. Pajauskite, tai gali būti visai naujas pojūtis, kai mano protas ramus ir jis nesikiša. Gerai,
Aš tikiuosi, jums pavyko susitarti su savo protu. Pakalbėkite su juo kaip su mažu vaiku. Per meilės prizmę. Jauskite meilę, jauskite priėmimą. Bet tuo pačiu metu kalbėkite iš savo tokios suaugusios pusės, kuri priima sprendimus. Ir tas sprendimas yra jau priimtas. Ir jūs tiesiog savo sprendimą pasakote. Jis yra neginčiamas. Jūs esate šeimininkė ar šeimininkas. Dabar priimkite patogią pozą ir mes keliausime. Įsitaisykite patogiai, užsimerkite ir savo vidiniu žvilgsniu nuskenuokite visą savo kūną. Nuo galvos iki kojų pirštų. Atkreipkite dėmesį, kuriuose vietose galbūt dar jaučiate įtampą, sustingimą. Galbūt kaklas, gal nugara, gal pečiai, gal skrandis, o gal kojos. Ir duokite su meile savo kūnui komandą. Aš leidžiu šiai kūno vietai atsipalaiduoti. Aš leidžiu sau paleisti įtampą ir kontrolę. Kvėpuokite natūraliai. Įkvėpimas, iškvėpimas. Svarbu kvėpuoti. Galbūt meditacijos eigoje jūsų kvėpavimo tempas keisis, tačiau tiesiog kvėpuokite. Nuskenuokite dar kartą savo kūną su meile, su priėmimu. Jeigu kažkur dar jausite įtampą, leiskite šitai įtampai išnykti. Leiskite atsipalaiduoti. Leiskite sau paleisti kontrolę, paleisti įtampą. Galite pasakyti sau tyliai, garsiai, viduje, kaip jums patogu. Aš leidžiu sau atsipalaiduoti. Ir tegul tai išsiskleidžia visame jūsų kūne, ląstelę po ląstelę. Pajauskite, kaip jūsų kūnas liečiasi su paviršiumi. Leiskite savo atsipalaiduoti vis giliau ir giliau. Visi garsai aplink jūsų tampa fono dalimi. Jie netrukdo jums, o atvirkščiai padeda jūsų panerimui. Dabar yra tik jūs, mano balsas ir jūsų vidinė kelionė. Su kiekvienu įkvėpimu jūs prisipildote ramybę, o su kiekvienu iškvėpimu jūs paleidžiate įtampą. Leiskite savo mintims išplaukti tolyn. Tegul išplaukia ir atlaisvina vietą jūsų erdvėje. Aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1 ir su kiekvienu skaičiumi jūs vis giliau ir giliau keliausite į savo vidinį pasaulį. Jaučiate atsipalaidavimą. 9. Mintis tampa lengvos. 8. Kvėpavimas švelnus.
ir ramus. 7. Kūnas ilsisi, tarsi miegodamas. 6. Jūsų vidinė erdvė atsiveria jums. 5. Jaučiatės apsaugoti ir ramus. 4. Pasitikėjimas auga. 3. Leidžiate vaizdiniams ir pojūčiams ateiti laisvai. 2. Jūs jau giliai savyje. 1. Jūs esate savo vidinėje kelionėje. Ir dabar prieš jūs atsiveria nuostabi vieta. Ta vieta, kur jūs jaučiatės ramiai. Tai yra jūsų jėgos vieta. Jums čia gera, ramu ir saugu. Ir jūs viduje tyliai sau ištarėte. Tebūnie dabar iškelta į paviršių tai, ką atėjo metas paleisti man. Tebūnie dabar iškelta į paviršių tai, ką atėjo metas paleisti man. Leiskite tam nuskambėti giliai jūsų pasąmonėje. Jūs nieko nekuriate sąmoningai, nieko neprisimenate specialiai. Jūs tik leidžiate tam, kas jau pasiruošę išeiti, pakilti į šviesą. Tai gali ateiti labai įvairiai. Galbūt kaip vaizdinys, kuris pasirodo prieš vidinės akis. Galbūt kaip jausmas ar sunkumas tam tikroje kūno vietoje. Galbūt kaip žodis, mintis ar paprastas žinojimas. Svarbiausia – pasitikėti. Kaip tai ateina, taip ir yra teisinga šiandien. Leiskite savo pajusti, kaip jūsų vidus dabar tarsi atsidaro. Lyg tai durys atsidaro. Pro tas duris gali iškilti viskas, kas jau nebetarnauja. Leiskite tam išeiti į sąmonės paviršių. Jeigu pasirodo sunkumas, tai gerai. Jeigu kyla netikėtas vaizdas, gerai. Jeigu jaučiate tik tyrų žinojimą, irgi yra gerai. Viskas, kas pasirodo, yra tai, kas jau turi būti paleista. Tegul dabar tai iškilo, kad galėtų būti išlaisvinta. Pakartokite savo viduje. Aš leidžiu pasirodyti tam, ką jau laikas paleisti. Ir tiesiog ramiai stebėkite. Neforsuokite įvykių. Nieko nedarykite. Su meile stebėkite. Kvėpuokite ir stebėkite su priėmimu. Nesvarbu, kas tai. Galbūt sena situacija. Galbūt jaučiate spaudimą.
Galbūt kažkoks iškyla žmogaus veidas ar emocija. O gal tai tiesiog jausmas ar kažkas, kas neturi pavadinimo. Viską stebėkite, viskam duokite vietą, viskas yra teisinga. Stebėdami tai, kas kyla, viduje sakykite, aš tave matau gyvą, aš tau leidžiu būti. Aš tave matau gyvą, aš tau leidžiu būti. Jeigu kyla pasipriešinimas, sakykite, aš tave matau ir aš leidžiu tau būti. Pasipriešinimas tai tiesiog užspausta energija, kuri dabar irgi gali būti paleista. Viskam duokite savo dėmesį, duokite priėmimą. Aš tave matau gyvą, aš tau leidžiu būti ir aš pasiruošusi tave paleisti. Kiekvienam vaizdiniui, kiekvienai minčiai, kiekvienam pojūčiui su meile pasakykite tai. Leiskite šiems žodžiams nueiti giliai jūsų vidų. Įsivaizduokite, kad jūsų balsas tai raktas, kuris atrakina vidinės durys. Ir viskas, kas buvo uždaryta, iškyla į paviršių. Jūs nevertinate, neskirstate, jūs priimate, jūs leidžiate. Aš leidžiu tau egzistuoti tiek, kiek reikia. Aš leidžiu tau išeiti tada, kai ateis laikas, kai tu išgyvensi savo ciklą pilnai. Aš pasiruošusi tave paleisti. Pabūkite kelias akimirkas šioje būsenoje. Tiesiog su tuo, kas yra. Tiesiog leidžiant ciklui užsibaigti. Tiesiog priimant bet kokius procesus. Dabar jūs švelniai galite nukreipti savo dėmesį į savo kūną. Kur mano kūne gyvena tai, ką aš pasiruošusi paleisti? Pajauskite tą vietą. Leiskite kūnui atsakyti. Galbūt tai sunkumas krūtinėje. Galbūt įtampa kakle ar pečiuose. Galbūt pilve. Galbūt net visame kūne. O galbūt tai tiesiog žinojimas štai čia. Nesvarbu, viskas yra teisinga. Leiskite savo pradėti jausti tą vietą. Nukreipkite ten savo vidinį žvilgsnį, savo dėmesį. Kur dėmesys, ten ir energija. Nieko nedarykite, nebandykite nieko keisti. Tiesiog stebėkite tą vietą ir leiskite jai būti. Aš tave matau. Aš tave matau gyvą. Aš tau leidžiu būti. Ir kai tu užbaigsi savo ciklą, aš pasiruošusi tave paleisti. Leiskite visiems pojūčiams būti.
viskas yra teisingai. Jūs su meile stebite visus procesus, daugiau nieko nedarote. Sukuriate mylinčią erdvę, kur jūsų jausmai, jūsų pojūčiai, jūsų blokai, emocijos gali išgyventi visą savo ciklą ir gauti išsilaisvinimą. Taip, jūs tiesiog stebite ir leidžiate viskam būti. Leidžiate šitam ciklui užsibaigti su meile, su priėmimu. Ir šitas procesas yra labai individualus. Jūs galite užsibūti jame tiek, kiek jums reikia. Tiesiog leiskite. Kada jūs pajausite, kad pakanka, įsivaizduokite ar tiesiog žinokite, kad iš dieviško, dvasinio pasaulio, iš dieviškos erdvės pradeda leistis baltos ar auksinės šviesos stulpas. Tai yra tyra meilė. Tai yra dieviška šviesa. Ji yra spindinti, švelni, šilta, mylinti, globojanti. Ši šviesa leidžiasi tiesiai ant jūsų viršugalvio ir apgaubia visą jūsų kūną. Jūs jaučiate, kad jis slysta žemyn per galvą, kaklą, pečius, krūtinę, per pilvą ir koją ir išeina per pėdas į žemę. Tai dieviška energija, besąlyginė meilė, jūsų aukščiausios sąmonės šviesa. Prie šios energijos jūs turite prieigą visada, kada tik leisite, kada tik panorėsite. Jums nereikia niekur važiuoti, jums nereikia nieko ieškoti. Šitas kanalas yra su jumis nuo gimimo. Šitas jausmas yra labai malonus, lyg grįžote namo. Leiskite jam būti. Jauskite, kaip jis užpildo visą jūsų kūną.
Leiskite šiai šviesai judėti ten, kur labiausiai reikia. Jūs tiesiog stebite. Ši šviesa nieko neverčia, ji neateina per prievartą. Ji veikia švelniai, per meilę, per priėmimą. Ji padeda jums paleisti tai, ką nešiojate savyje. Tai, ką reikia paleisti. Su kiekvienu įkvėpimu jūsų kūnas prisipildo šviesą vis labiau ir labiau. Ir su kiekvienu iškvėpimu jūs paleidžiate tai, kas jau užbaigė savo ciklą. Jūs galite matyti, kaip visi šešėliai išsisklaido. Jūs galite jausti, kaip kūno vieta tampa lengvesnė, šiltesnė, gyvesnė. O gal tiesiog žinote, kad paleidimas vyksta. Leiskite procesui vykti. Jums nieko nereikia daryti specialiai. Jums nereikia nieko kontroliuoti. Jums nereikia nieko suvokti ar žinoti. Jums reikia leisti, stebėti ir priimti. Aš priimu bet kokį procesą. Jūs leidžiate savo jausti. Jūs leidžiate viskam vykti. Jūs pasitikite dievišką energiją. Pasitikėjimas, meilė ir jūsų žvilgsnis, vidinis žvilgsnis. Ir kai jau jaučiate, kad sena energija yra išlaisvinta, kad jinai transformuojasi į šviesą, atkreipkite dėmesį į erdvę, kurioje galbūt dabar yra lyg tai tuštuma. Ir ši tuštuma stebėkite, kaip jinai nėra tuščia. Tai yra dirva, kurioje galima pasodinti kažką naujo. Dabar kvėpkite giliai šviesos ir leiskite jai eiti į šią erdvę. Įsivaizduokite, kad į ją įdedama švelni, gyvybinga siekla. Jūs nežinote, kas iš to išaugs, bet žinote, kad yra palaiminta dieviškos šviesos. Tai bus tai, kas reikalinga jūsų sielos augimui. Tai bus tai, kas leis jums žengti į naują evoliucijos lygmenį. Leiskite įsivaizduoti, kad ta siekla jau dabar pradeda skleisti gyvybės pulsą. Galbūt matysite mažą daigelį, galbūt jausite šilumą, vibraciją, galbūt žinosite, kad nauja gyvybė pradėjo augti. Aš leidžiu naujai energijai augti manyje. Aš priimu tai, ką siunčia dieviškoji šviesa. Ir dabar iš šios
dieviškos šviesos pasirodo siluetas. Tai yra jūsų vidinis mokytojas. Jis gali ateiti bet kokiu pavidalu. Nėra svarbu. Iš jos sklinda meilė, ramybė, išmintis. Jūsų vidinis mokytojas ištiesė jums dovaną, simbolį. Tas simbolis gali atrodyti bet kaip, nesvarbu. Priimkite jį su dėkingumu. Pajauskite, kokią jėgą jis neša jums. Pažvelkite į akis savo vidiniam mokytojui. Bet jeigu atrodo, kad jis neturi žmogiškų akių, susijunkite per širdies centrą su juo. Klauskite, kokią žinią jis turi jums. Jauskite tą žinią per pojūčius, girdėkite per žodžius, žinokite per žinojimą. Tai nėra svarbu. Leiskite tam pasakojimui arba energijai giliai įsitvirtinti jūsų viduje. Dabar jums nereikia tai suvokti. Tiesiog leiskite žinojimui būti, o suvokimas ateis vėliau. Padėkokite savo mokytojui, padėkokite šviesai ir pajauskite, kad atėjo metas grįžti. Prieš jūs atsiveria spindintis šviesos tunelis. Aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1 ir su kiekvienu skaičiumi jūs grįžite į savo kūną, išsaugodami visą savo patirtį, išmintį ir jėgą. 10. Siela juda šviesos tuneliu. 9. Grįžtate arčiau kūno. 8. Energija vėl įsilieja į jūs. 7. Kvėpavimas darosi gilesnis. 6. Kūnas bunda. 5. Rankos ir kojos prisipildo energijos ir jėgos. 4. Kraujas cirkuliuoja greičiau. 3. Jaučiate savo kūną čia ir dabar. 2. Gilus įkvėpimas, lėtas iškvėpimas. 1. Atmerkite akis, jūs visiškai čia, dabartyje. Ir tegul jūsų sielos išmintis ir jūsų vidinio mokytojo dovana visada keliauja drauge su jumis. O dabar jūs galite užrašyti savo patyrimus. Tai padės dar gilesnį integracijai. Ir gerkite daugiau vandens.